Grįžtam į studiją, čia diskutuojam apie pensijų reformą, apie pensijų reformos pertvarkas, ar pensijų reforma užtikrins mums orias pensijas, ar gausim šias pensijas ir kokias sąlygas mėgina vyriausybė dabar nustatyti. Audrius Bitinas su mumis, socialinės apsaugos ir darbo viceministras, Algirdas Butkevičius parlamentaras, LSDP pirmininkas, Šarūnas Ruzgys, Lietuvos investicijų ir pensijų fondo asociacijos prezidentas, bei Remigijus Šimašius, teisingumo ministras. Pone Bitinai, tai vis dėlto dėl to, ką ministras prieš pertrauką minėjo, kad privatus kaupimas leis, jeigu žmogus neduok dieve miršta, paveldėt tą dalį sukauptą jo. Tiesa? Taip, tai yra tiesa, tai yra šitos pensijų pakopos esmė ir trečioje pakopoje tas pats yra. Pirmoje pakopoje, ką galime pasakyti apie socialinio draudimo pensijos. Šitos pensijos taip pat yra nuosavybė pagal Konstitucinio teismo jurisprudenciją. Jos yra nepaveldimos, bet tai yra todėl, kad tai remiamas einamų išmokų sistema. Kiek yra surenkama, tiek yra išmokama. Bet daugelis žmonių galvoja, kad tai net teisinga ir rašo... Čia gali daug ką galvoti, yra įvairių modelių, tačiau vis dėlto mūsų sistema yra sukonstruota tokiu principu ir ne tik mūsų, yra daugelį pasaulio šalių tai veikia. Ir mes manome, kad tai yra teisinga, nes socialinis draudimas remiasi pagrindiniais principais, tai yra solidarumas ir socialinis teisingumas. Pavadinkime tai Robino Hudo principu, aš jau ne kartą susakęs. Ta dalis tikrai turi būti ir tai turi užtikrinti žmogui pakankamas pajamas, sakykime, ne bazinės, tačiau daugiau mažiau, kad jis oriai galėtų gyventi. Antra pakopa skirta, kad žmogus galėtų papildomai kaupti ir kad mes irgi norime, kad ta dalis būtų kuo maksimaliai didesnė. Procentai gali iš tikrųjų kilti, galime mes juos numatyti grafiką, tačiau šiuo metu kokia yra problema? Yra problema tai, kad iš tikrųjų valstybės biudžetas nėra guminis ir mes negalime nustatyti didelių procentų. Ir iš tikrųjų... O kaip tos 2 procentus, jūs, ta prasme, iš ko jūs juos nustatot? Tai 2 procentai, 2, ne 6, ne 10. Mes esam daugiau mažiau skaičiavę ir esam modeliavę, kad vis dėlto 2+2+2 ta formulė, kuri dabar jinai daugiau mažiau atitinka buvusį lygį 5,5, bet po diskusijų su koalicijos partneriais vis dėlto manom, kad šioks toks augimas turėtų būti. Padidinta procentą. Tai padidinti, tačiau vėlgi reikia žiūrėti ne anksčiau negu Sodra atsigaus finansiškai. Mes galvom, kad balansavimas turėtų būti apie 14 metus ir jau nuo 15 Kai Sodra neturės deficito, turite omenyje. Tai be abejo, mes negalime paskolomis finansuoti privataus kaupimo. Tai 14 metais jūs planuojat, kad Sodros išsilygins išlaidos ir pajamos? Pensijų dalyje išsilygina, o jau nuo 15 metų galėtume pradėti kaupti rezervą, 20 metais galima būtų pradėti šnekėti, kad dalį rezervo, kuris viršytų nustatytą ribą, kuri reikalinga kaupti, galima būtų skirti privačiam kaupimui. Bet čia gal taip gan šviesiai mato, jeigu ir... Tai principai yra aišku. Ar čia realus toks vaizdas? Nes yra, aš suprantu, 14 metais bus pajamos ir išlaidos subalansuotos, bet nebus padengtos ankstesnės skolos paimtos. Skolos, taip. Taip, čia, aišku, apie tai galima kalbėti ir prognozuoti, aš manau, bet reikia vertinti tai, kad dar bus nemažos skolos, kurios susikaups iki 14 metų. Bet žiūrėkit, Gitanas Nausėda šiandien sako, jog situacija dėl emigracijos, dėl darbingų žmonių skaičiaus mažėjimo stumia į situaciją, kai Sodros įmokas reikės didinti po rinkimų. Jis tai prognozuoja. Gali tai būti? Matot, žiūrint, kokią vykdysi politiką, aišku, lengviausiai Sodros problemas sprendžiasi, kada atsiranda naujos darbo vietos. Ir aš manau, reikėtų gal netgi padiskutuoti apie įmonės, kurios dirba pelningai. Tai ar juridiniai asmenys, daugiausiai juridiniai asmenys, kurie gauna nemažus pelnus ir dabar yra pateikta informacija apie įmonių veiklą. Ir aš manau, reikėtų pagalvoti apie mokestinės lengvatas, kad jie galėtų tiesiogiai draus savo žmonės, pavyzdžiui, privačiame kaupimajame fonde. Aišku, ta dalis, kuri būtų iš pelno nukreipta draudimui, apmokėti savo darbuotojams, tai būtų neapmokestinama ir dar tuo pačiu būtų gal galima numatyti, kad tą sumą būtų galima sumažinti ir apmokestinamąją pelno dalį. Tai reikia vis tiek ieškoti variantų ir aš manau, kad tada galima būtų kolektyvinėse sutartyse numatyti, įmonėse susitariant ir su vadovu. Reikia ieškoti ir šitų variantų, manau. O aišku, ką ekonomistas Nausėda kalba, tai aš manau, kad reikia vis dėlto lankščiau žiūrėti ir apie naujų įmonių steigimą. Vis dėlto man ir prezidentės pasakymas patiko, kad gal 3 mėnesius naujoms įmonėms reikėtų, kad jos nemokėtų mokesčių, kad jos būtų atleistos nuo to mokesčių mokėjimo. Nes žinant tokią situaciją, ypač regionuose,
Tai, manau, tada, jeigu naujos darbo vietos įsisteigs, tai savame suprantama ir įmokos į sodrą automatiškai didės ir gal tų tarifų nereikės. Nes čia yra matyti esmė ir ministrė sutiksit, kad vis tiek sodra išvestinis dalykas, esmė yra be abejo, ypač kai kalba apie perskirstimą, kas yra sodra, tai yra paėmimas iš vieno atidavimas kitiems, tai reikia turėti, kas sukuria gerybės, norint jas perskirstyti, bet aš tik tai atkreipčiau dėmesį dėl to pasakymo, kad neva neišvengiamai reikės didinti įmokas, tai aš jokio neišvengiamumo nematau ir iš tikrųjų analizės irgi tai rodo. Iš tiesų, jeigu būtų absoliučiai neatsakingi politikai, kurie priimtų neatsakingus sprendimus prieš rinkimus, kas yra buvę anksčiau, tai taip tada tą reikėtų daryti, bet aš galiu garantuoti, kad to nebus leista ir įmokų didinti nereikės. Netgi dar daugiau. 10 metų perspektyvoje galima jau brėžti gairias, kada galima bus šnekėti apie įmokų mažinimą, netgi jeigu bus vykdoma atsakinga politika. Ir tai tikrai sakau su visa atsakomybė, kad galima kalbėti netgi apie tos variantus. Gerai, aš galiu tą pat irgi patvirtinti, kadangi tai remiasi ne kažkokiais tai debesimis iš dangaus paišomais, iš tikrųjų turime modelį, turime prognozes, jas skaičiuojame. Ir iš tikrųjų finansinė perspektyva yra tokia, kad tikrai įmokų nereikės didinti ir juolab ne tik, kad nereikės didinti, mes galėsime kaupti rezervą, kas yra būtina, ką, sakysime, turi estai. Ir, sakysime, rezervo perteklių, tikėkime, jisai toks. Čia toks optimistinis scenarius, bet vis dėlto, kiek kainuos valstybei, mokesčių mokėtojams, jūs projektuojat, jūs sistemos autoriai, šitos reformos autoriai, kiek kainuos mokesčių mokėtojams tie 2 procentai paskatų mechanizmas dalyvaujantiems, kurie turės dar valstybė jiems pridėti. Ir yra paskaičiuota, ar ne? Be abejo, yra labai paprasta paskaičiuoti. Jeigu imsime formulę nuo vidutinio darbo užmokesčio, tai pirmais metais, jeigu dalyvaus didžioji dauguma, sakykime, tai apie 350 milijonų litų. 350. Jeigu galima, aš taip patikslinsiu patį klausimą. Tai nėra klausimas, kiek mokesčių mokėtojams kainuos, sakykime, kaupimas, privatus kaupimas, o ne atidavimas grinai perdalinimui į sodros sistemą. Tai yra būtent ta suma, kurią mokesčių mokėtojai sutaupys, kurios jie neišleis, nes tie pinigai nebus paimami iš mokesčių mokėtojų, o jie liks mokesčių mokėtojų asmeninėse sąskaitose, kurias ir paveldyti gali jų palikoniai ir jie matys sąskaitoje ne tik šiaip įrašus, bet iš tikrųjų tai bus jų pinigai, kurie ne tik Konstitucinio teismo dekretu bus nuosavybė, bet bus pilna ta žodžio prasme jų nuosavybė. Todėl tai nėra mokesčių mokėtojų išlaidos, tai yra mokesčių mokėtojų sutaupytos lėšos ir tą reikėtų labai pabrėžti. Socialdemokratas šitai traktuotį pritarė? Ne, tai aišku, gal nėra to mokesčių mokėtojų, kuris gauna ir dalyvauja toje programai. Gali būti tai, kad vienas dalyvaus, kitas nedalyvaus. Čia iš dalies yra perskirstimas savotiškas, aišku, bet jam yra gana didelė paskata ir parama kaupti tas lėšas ir po to, reiškia, sulaukus senatvės amžiaus, reiškia, gauti tam tikras išmokas. Gerai, ir dar keletą klausimų. Tai negali būti ar socialdemokratai, ar liberalai. Gerai, bet reikia galvoti apie žmonės, kad jie tikrai turėtų geresnį gyvenimą išėję į pensiją. Labai trumpai vieną repliką, tai iš tikrųjų ir trečioj pakopai mes turime mokestinę lengvatą, vėlgi galima sakyti. Tai kainuoja valstybė, aišku, bet tai vėlgi mes investuojam į žmogų, žmogaus senatvį ir į žmogaus gerovę. Gerai, bet dar Delfi noriu štai keletą pacituoti jums klausimų. Klausimas: moteris 50 metų, turinti 30 metų darbo stažą, rašo, per paskutinius 12 metų esu sumokėjusi sodrai, paskaičiavo moteris 671 000 litų. Suma paskaičiuota kartu su darbdavio įmoka, niekada nesirgau, užauginau mokesčių mokėtojus, vaikus. Ir, ko galiu tikėtis išėjus į pensiją? Ką galima, kokią kryptį štai klausimui šitam atsakyti, kad, tikrai pinigai atrodo labai dideli, matytas klausimas su aliuzija, kad ta pensija gali būti ir juokinga kartais. Tai padalinkime tos pinigus iš mėnesių skaičiaus, toliau vėlgi yra labai daug sąlygų, tai yra ar dalyvauja privačiame kaupime. Kitas dalykas, čia dabar atsakyti, kokia ta pensija bus. Mes pensijų formulėje neimame sumokėtų įmokų sumos ir nuo jos kažkokie procentai nėra atskaitomi. Tiesiog yra žiūrima formulė ir yra vedami koeficientai. Bet iš tikrųjų, kuo tu daugiau moki įmokų, tuo pensija gali būti didesnė. Tai čia tas yra akivaizdu ir čia yra nekvestionuojamas dalykas. Gerai, tai dar valdytojui vienas klausimas iš Delfi taip pat. Į privatų fondą, nesakysiu kokiam bankė, čia cituojamas ir bankas, prieš 4 metus įnešiau pensijai 1100 litų, šiandien liko 867. Labai viliojanti ateitis, toks sarkastiškas klausimas. Tai
Tai čia vienas dalykas, kad šiandien mes diskutuojam apie antros pakopos fondus. Šiuo atveju klausimas, jeigu įnešė, matyt, kalba eina apie trečios pakopos pensijų fondus, kur, aišku, vėlgi žmogus galėjo pasirinkti, kokios rizikos kaupimą jis nori turėti. Tai yra kokios strategijos fondai. Vieni yra globalios alokacijos, tai yra pasauliniai fondai, kiti yra konservatyvesni, treti yra netgi regioniniai, tarkim, Rytų Europą, Rusija, kur kritimai ir sviravimai yra dar didesni. Tai šiuo atveju tikėtina, kad pataikė matyti į pakankamai rizikingą fondą, tikėdamasis uždirbti didelės lėšas, tai yra tas godumas ir baimė, juk žmogų valdo. Bet Šarūnai, dėl antros pakopos, jūs sako, čia matyti trečios pakopos klientas, bet antroji pakopoj taip pat, ar nėra tokių atvejų, kai ir pagyvenę žmonės kartais nustemba, kad nieko nesusikrauna? Tai vėlgi, pagyvenę žmonės natūralu, kad visi konsultantai jiems turėtų ir pagal įstatymą privalo pirmoji vietoje siūlyti konservatyvų fondą. Tai reikia pastebėti, kad konservatyvūs fondai per krizę 2008 metais nei kiek lėšų neprarado, jie netgi uždirbo 2-3 procentus pajamingumo ir tai be išimties visi fondai. Be abejo, akcijiniai fondai, kadangi tai yra cikliniai svyravimai, tai jie svyravo. Krito, paskui smarkiai kilo, tai yra 9 metai buvo rekordiniai, kiek nukrito labai smarkiai pakilo. Ir dauguma fondų jau yra atidirbę, sakykime, to laikotarpio nuosmukį. Bet vėlgi tai yra ilgo periodo produktas ir dabar sakyt, tai jau yra fiksuotas taškas būtų nekorektiška. Reikia žiūrėti, kad tie ciklai pasikartoja ir tų krizių bus dar ne viena ir ne dvi, iki tol, kol daugumai kaupiančiųjų reiks eiti į pensiją. Gerai, ir labai trumpai, nes jų laikas išseko. 50-metės ponios laiško, tai aš manau, kad iš tiesų pensijų fondai turi tą privalumą, kad mes apskritai galim žiūrėti tai kaip į savo sąskaitą, savo pinigus, kurie galbūt krinta, bet kyla, bet tai yra mano lėšos, tai yra žmogaus, kuris įdėjo lėšas. Aš dėja, poniai, turiu pasakyti, kad tos lėšos, kaip žinia, jau yra senai išdalintos ir pravalgytos visiškai kitų. Tai būtent reforma reikalinga tam, kad šitos problemos, kai lėšos išdalintos ir jų nebėra, kad jos sumažėtų ir iš tikrųjų atsirastų tikra nuosavybė į tikrą savo užgyventą pensiją. Ačiū labai, dėkui, kad atvykote į Karštą vakarą. Ačiū šią laidą žiūrėjusiems. Rytoj be 8:30 vakare Karštas vakaras per Baltijos televiziją.